Matot, kas pas mane už nugaros? Tenai yra elektrinė. Galvoju, jums turbūt būtų įdomu išgirsti apie tai, kokia nauda iš elektrinės ir ar apsimoka ją tenai turėti. Mano atveju, aiškus, elektrinė buvo tai, kas buvo inicijuota valstybės, jinai norėjo man padovanoti, nors tai kainavo irgi kažkiek tai, bet galvoju, jums įdomu būtų išgirsti skaičiais. Ane? Gerai, pradedam nuo to, kad ši elektrinė yra 7,5 kW. Tai reiškia, kad jinai pagamina per metus laiko truputį virš 7000 kW elektros. Ir jinai kainuoja, bent jau ant dokumentų, tie statytojai parašė 10 000 maždaug eurų. Bet tai yra tai, ką valstybė pirkdama atranda kokį projektą. Iš tikrųjų, jeigu kažkas tai statytųsi savo ten rankomis, pigiau kažkur tai rastų ir taip toliau, tai įmanoma turbūt tokią pastatyti ir už pusę kainos ir gal truputį pigiau. Nu tai tarkim 5000, jeigu savo rankomis. Jeigu pirkti iš tų dėdžių, kurie pastatė, tai 10 000. Gerai, dabar kame yra biznis elektrinės? Jeigu jinai pagamina 7000 kW, jūs jos laikote kur? Akumuliatoriui kokiam? Jūs laikote elektros tinkluose. Ir jie už palaikymą ima pinigus. Priklausomai nuo sutarties, viena sutartis gali būti, kad ima kažkur tai apie 6-7 centus už 1 kWh. Tai reiškia, kad 7000 kW tenai nusiuntęs ir juos susigražinęs moki už kiekvieną kilovatą po 7 centus. O kita sutartis yra, kad trečdalį jiems atiduodi nemokamai, o kitus 2 trečdalius pats atgauni nemokamai. Nereikia nieko mokėti. Taigi aš turiu sutartį, kuri yra su to trečdaliu. Ir aš naudoju Klaipėdoj savo bute elektrą. Iš tikrųjų gali vartoti tą elektrą visur, kur tik tai yra tavo nekilnojamas turtas, kur tau priklauso. Taigi aš sodybai naudoju, aš Klaipėdoj naudoju. Ir galima paskaičiuoti dabar matematiškai. Aš Klaipėdoj išnaudoju apie 300 kW per mėnesį. Sodybai išnaudoju apie 30 kW per mėnesį. Tai reiškia, kad per mėnesį laiko 330 kW man reikalingi. Per metus kiek gaunasi? Gaunasi apie, daugmaž 4000 kW. Elektrinė pagamina 7000, trečdalį atiduodu, tai kiek man lieka? Mažiau negu 5000. Tai realiai man užtenka ir truputį lieka. Aš sunaudoju virš 4000, man pagamina ir elektrinė pagamina ir valstybė nuskaičiuoja, lieka mažiau nei 5000. Okay? Sunaudoju virš 4, o man būna mažiau nei 5. Tai kaip ir į pliusą truputį ir visiškai man nieko nekainuoja. Gerai, aš mokėčiau be elektrinės Klaipėdoje už elektrą kiek? Šį mėnesį man buvo 330 kW, aš paskaičiavau, kad aš būčiau mokėjęs apie 100 su biškiu eurų už elektrą, nes dabar kainos yra tokios, neatsimenu kiek tų centų, 31 centas, man atrodo, už kilovatvalandę. Taigi 100 eurų grubiai per mėnesį susitaupa. Paskaičiuokim, per metus 100 eurų gautųsi kiek? Gautųsi 1200 eurų. Jeigu jūs elektrinę perkate už 10 000, plus man, pavyzdžiui, reikėjo trifazį įsivesti, kainavo dar 3000, tai reiškia 13 000. 13 000 jums atsipirks per kiek laiko? Paskaičiuokim, 1200, tai 10 metų bus 12 000, tai per 11 metų atsipirks elektrinę.
per 11 metų atsipirks elektrinę. Tai reiškia 11 metų naudosi elektrą įsivaizduodamas, kad naudoji nemokamai, o iš tikrųjų visus 11 metų tu mokėjai, tik tai mokėjai iš karto 13 000 ir juos naudoji ateinančius 13 metų. Kame logika? Atsipirks per 13 metų. Kas iš elektrinės gausis už 13 metų, jos gaminimo procentas kažkiek tai mažėja. Nežinau, kiek mažėja. Galbūt kažkas tai suges, kažkas tai neveiks. Aš nežinau, dar tiek daug metų nepraėjo. Bet tai irgi gali kainuoti. Tai gali būti jau nebe 13 metų atsipirkimui, bet dar kažkiek tai dasidės. Ar biznis? Paskaičiuokit patys. Ar biznis? Mano atveju valstybė užmokėjo 10 000 pati, o man reikėjo trifazį įsivesti, taigi man kainavo 3 000. Tie 3 000, kad atsipirktų, man reikia 3 metus naudoti elektrą, atseit nemokamai. O paskui jau tikrai nemokamai. Tai va tokios išvados. Norėjot sužinoti apie elektrinę, štai jums apie elektrinę. Jūs galvojate, jūs gausite kažką nemokamai? Galbūt kada nors vėliau, jeigu nieks nesuges. Ir jeigu tiek ilgai gyvensite. Tai va, tokias naujienas apie elektrinę. Įdomu? Parašykit komentarą. Gal turi klausimų? Atsakysim.